Sveiki. Pamenat Safir kompaniją, kuri buvo reklamuojama per visą internetą? Ir visai neseniai reklamuotojai vėl pradėjo rašyti, kad Safir patapo Ksera. Mano vardas Rasuolė ir šiandien aš jums parodysiu, kaip Safir kompanija patapusi Ksera iš tikrųjų ištesi žodį, kai sakė, kad nei vienas centas, nei viena kapeika, nei vieno žmogaus, kuris buvo Safyre, neprapuls, viskas bus pernešta į Kserą arba į Nomo programėlę. Čia mano Safir kabinetas, dėja liko iš jo tik tais tiek. Viską, kas buvo kokie pinigai, aš jau įsivedžiau į Nomo programėlę, Nomo app pas mus toks yra. Tačiau yra likę vienas kuponas, jo nepervedžiau tam, kad padaryčiau vaizdo įrašą ir juo galėtų naudotis komandos nariai, kurių yra likučiai, likę Safyre ir galėtų jų įsivesti tuos pinigus ir tuo pačiu parodysiu tiems, kas, žinot, laukė, pasižiūrės, kaip čia su Safir kas įvyks, netikėjo, heiteriams parodysiu, kad viskas čia yra ok ir gerai. Tarp kitko mes juos labai mėgstam, nes jie mūsų reklamas padaro matomesnes, kai pradeda rašyti komentarus visokius. Ačiū jums labai, kad jūs mumis taip domitės. Ir dabar grįžtam prie temos. Ką pirmiausia reikia padaryti? Pirmiausia, reikia iš naujo sujungti, sukonektinti Safir kabinetą su Nomo programėlė. Ir čia yra parašyta, sujungti programėlę. Spaudžiu sujungti, mums QR kodas atsiranda, Nomo programėlėje yra QR kodas, su juo mes nuskanuojam. Keliaujam ir ieškom kupono. Čia yra išnaudoti kuponą. Jisai pas mane jau yra sukonfigūruotas. Mato, čia neišnaudota. Jo toks adresas kaip kripto piniginės panašus. Paspaudžiu rodiklę. Čia padarau kopijuoti. Bet kur pasidedu, kur man patogu bus iš telefono jį nukopijuoti ir įnešti į Nomo programėlę. Einu į Messengerį. Ir aš jį pasidedu. Dabar keliauju į Nomo, įjungiu ekrano įrašymą ir dabar aš jau esu Nomo programėlį prisijungusi. Einu pasiimu kuponą, grįžtu į Nomo programėlę ir dabar žiūrim, čia yra Eurocoino voucheriai. Įjungiau. Ir dabar viršui, kur yra Zenik tokenas RC20, Zenik token BEP20 protokolai. Keliaujam toliau. Ir čia yra transfer kodė. Aš jį įklijuoju. Palieku tik tais kodą. Ir dabar spaudžiu mygtuką. Sveikinimas atėjo, kad jau man jisai yra išnaudotas ir tuo pačiu dabar pasižiūri, matot, čia nebeliko rodiklėlės. Jisai viskas jau yra iškeliavęs pinigai. Kągi, einam žiūrėti, kur tie pinigai iškeliavo. Keliaujam į Kmol. Keliaujam Wallet. Ir dabar matom Eurocoinai S, jie čia atėjo. Transakcijų istorija. Pasižiūrėt, matot, netgi 17,55, dabar turim 17,59. Praktiškai tą pačią sekundę atsirado jie Kmol ir čia yra depozitas. Tai ką, įsitikinom, kad sistema sujunginėja ir toliau labai greitai, dideliais žingsniais. Viskas į priekį tik tais eina. Mes labai džiaugiamės, o mes labai patenkinti, kad labai greitai galėsim toliau paimti ir dirbti. Normaliai su Ksera kompanija, kaip anksčiau dirbom su Safir kompanija, mes suprantam,
kad kai kūriami tokie dideli verslai, tokios didelės platformos, tam reikia laiko. Kai pernešami duomenys į Xerą iš Safir, nes mes žinom, kad susijungė 4 didelės kompanijos, iš tų 4 kompanijų buvo padaryta viena kompanija Xera ir buvo padaryta didelė platforma 2ACES ir 2ACES platformoje daug visokių dalykėlių sujungta, prijungta ir dar bus prijungta ir sujungta. Taigi, mes suprantam, kad tokiem dalykam reikia laiko. Su mum viskas tvarkoja, su Xera viskas klasė, su buvusiu Safiru irgi viskas klasė. Aš visiems linkiu gražaus pavasario ir keliauju įrašyti sekantį vaizdo įrašą, kuris bus bombinis. Taigi, laikykitės ir laukit kito video. Taigi, laikykitės ir ieškokit sekančio video apie Tupan.